O dabar kita ir mums tikrai labai maloni tema, žinia, jog mes pristatome naują rubriką. Mes kalbėsime apie grožį. Sutikite, tai yra aktualus ir daugeliui ne tik įdomus, bet ir labai svarbus klausimas – grožis. Kalbėsime apie grožį, kurio jei nedavė ar vienu kitu atveju atėmė gamta ar likimas, grožį, kurio netenkame bėgant metams, grožį, kurio tobulinimui nėra ribų. Arba galbūt jūs norite sužinoti, kaip gyventi be ligų ir blogų pojūčių. Viskas nuo nepriekaištingos sveikatos iki antisenėjimo estetikos mūsų naujoje rubrikoje. Jeigu turėsite klausimų, būtinai mums rašykite adresu sekmadieniorytas@btv.lt. Na, o mus konsultuos mūsų bičiuliai, tai yra Vilniaus GK klinikos gerai Lietuvoje ir už jos ribų žinomi specialistai. Ir šį rytą aš perduotu žodį GK klinikos plastikos chirurgiai Gytei Grigonytei Babajan. Su ja šį rytą mes kalbame apie vieną dažniausių plastinių operacijų, tai yra viršutinių vokų plastiką. Žodis gydytojai Gytei. Vokų plastika viena dažniausių plastinių operacijų ir iš tikrųjų ją darosi tiek vyrai, tiek moteris, nežiūrint nei jų amžiaus, nei profesijos. Visgi moteris kreipiasi anksčiau, kada iš tikrųjų odos pasidaro tiek daug, kad jos nebegali dažytis ir subėga makiažas, subėga šešėliai. Kai yra labai daug odos viršutiniam voke, tai akis atrodo pavargusi, visas veidas atrodo pavargęs, akis atrodo užburkę. Ir, sakysim, jeigu jos yra labai daug, tai jinai gali netgi riboti periferinį matymą. Visgi pirmiausia, ką mato vienas žmogus kito žmogaus veide, tai yra būtent akis ir akių zona. Ir užkritę vokai apskritai keičia visą veido išraišką ir labai įstendina, daro jį išvargusi. Ir, sakysim, po šitos operacijos, po viršutinių vokų plastikos, veidas labai greitai, 4 dienų bėgyje atjaunėja. Visgi pirmiausia reikėtų atvykti į konsultaciją, kadangi operuojam ir labai jaunus žmonės, pas kuriuos yra labai daug odos, yra paveldima genetiškai viršutiniam voke ir, sakysim, veidas yra labai jaunas, bet tie užkritę viršutiniai vokai bendrą veidą apskritai sendina. Ir taip, kad amžiaus neturi įtakos. Nors, sakysim, atskirais atvejais gali būti žmonės, kuriem atrodo, kad yra užkritę viršutiniai vokai, bet iš tikrųjų yra labai didelis kaktos laisvumas ir pasileidžia antakiai. Ir atrodo, kad yra daug odos, iš tikrųjų to pertekliaus odos tikro ir nėra. Prieš operaciją specialaus pasiruošimo tikrai nereikia, galima ir užkąsti, ir gerti. Operacijos metu mes duodam vaistų, kurie bendrai nujautrina pacientą, kad jis nusiramintų. Ir operuojame panašiai kaip pas stomatologą. Vietiškai naudojami vaistai, jie susileidžia ir pacientas praktiškai nieko nejaučia. Jaučia tik tai, kad kažkas vis spaudžia ir liečia tą vietą. Turbūt tai pati maloniausia iš visų plastinių operacijų pacientams. Ir iš tikrųjų operacijos metu pacientai dažnai pasnaudžia, paklauso muzikos. Pati operacija trunka kažkur apie 40 minučių. Daromas odos pjūvis grinai į viršutiniam voke, ten, kur yra anatomiškai odos raukšlė, per kurią atsimerkia ir užsimerkia akies vokas. Tada pašalinamas odos perteklius, pašalinamas riebulinės išvaržos, jeigu to reikia, ir po to viskas gražiai užsukama. Po šios operacijos žmogus pajaunėja maždaug 7–8 metais. Tačiau ar atlikus viršutinių vokų plastiką nelieka randų? Kadangi pjūvis gula tiesiai į natūralią odos raukšlelę viršutiniam voke, tai praktiškai po operacijos jis yra nematomas. Jeigu laikysitės mūsų duotų rekomendacijų, tai iš tikrųjų 4 parą praktiškai nesimato, kad yra daryta operacija. Jeigu to nedarysit, tai tada gali tekti ir 3–4 savaitės vaikščioti smėlynėm.